Sveiki visi, šiandien trumpa kelionė, tikrai trumpa. Labai norėjau atvažiuoti apžiūrėti, kokia trasos po aukštos įtampos laidai šalia Šiaulių būklė, nes čia nesilankiau gal jau kokius 3 metus. Paskutinį kartą buvau čia gelbėti poros įstrigusių džipų. Na, bet nesvarbu, reikia apžiūrėti, kiek pravažiuojama ir kaip čia seks su roveriu. Pasikviečiu kompaniją porą bendrakeleivių, esu čia ir pats strigęs, tai nenorėčiau likti nakvot miške. Šiandien su manim važiuoja MBD 4x4 Porsche Cayenne ir Honda CR-V. Saikingai, skoningai modifikuotas, labai gerai atrodo. Iš garso galima suprasti, kad Cayenne su V8 varikliu ir jokia turbina to garso neslopina. Skamba įspūdingai. Sargiai dabar atvažiuos atbulinio. Einam iš šitą pusę, Augustai. Bet ten... Gazą, dar! Nestok! Jo. Va, kai pradeda. Kaip čia, ta Honda mums yra biški realybės įnešėja, kad net tokiose baisiose vietose įvažinėjam. Mandras, kai netoli namų. Pradžia lengva, be didesnių keblumų bridome pirmyn, kol nenusimontavo Cayenne galinę padangą. Iš pradžių bandžiau užmontuoti ją su dujomis, bet arba jos buvo per mažai degas, arba kažką netaip dariau. O kada sustoti? Nežinau. Bet prieš sprogdinant tą reiks ištraukti, jo. Nu, bandom. Laimė radau purškalą nuo erkių, kuris puikiai užsprogdino padangą. Judam toliau. Kurmi.
išjungti. Tai dabar reikia išjungti ir atgal važiuoti. Tik reikia biškį spustelt. Na, Porsche padangų protektorius ne pats giliausias, o dar ir antipraslydimo sistema neišsijungia iki galo. Visa tai nepadeda tokioje košėje, Cayenne strigo lygioje vietoje. Bet čia šlapia ir minkšta. Jei mašina neleidžia išsukti padangų, sunku tikėtis, kad pajudėsi toliau. Ai. Čia antipraslydims, man atrodo. Nu ką, važiuojam traukt vargšą Porsche. Panašu, kad buvo antipraslydimas įjungtas ir pakibom pilvuko. Nėra gerai antipraslydimas purvynuose, reikia jį būtinai išjungti. Gerai, kad toli nenuvažiavau. Nu ką, ramiai, per purvinėlį. Šuniukas vaikšto, atsargiai. Beje, strigusias mašinas mėgstu traukti su gerve, o ne kinetinė virvė. Norisi prailginti savo pavarų dėžės gyvenimą. Nebus taip lengva, taigi ta mašina ne pati mažiausia. Viskas? Viskas. Tai gal dabar paleidžiu tave į variktų? Ištraukus Porsche jis toli nepabėgo. Vėl strigo toj pačioj vietoj. Kokie viskas ten buvo daugiau. Be streso. O kodėl aš ten važiavau? Kad įklimti. Ai, matai. Važiavo ir nuvažiavo. Honda smagiai apvažiavo Porsche. Ne visada verta rinkti sunkiausią maršrutą, bet kai nori išsipurvinti šoninius langus, ko tik nepadarysi. Labai baisus pagalys. O! Čia jau reikia pasižvalgyti. O čia jau reikia pasižvalgyti. Aš filmuosiu viskas, aš jau filmuosiu. Aš nebėsiu čia. Aš nevažiuosiu, tai aš filmuosiu viskas. Dabar privažiuojame prie rimtesnės kliūties. Smarkiai apsemto lauko, kur visi pravažiavimai su bele kokio gylio provėžomis. Nusprendėm, kad šiandien šią vietą bandysiu įveikti tik aš.
Visų mašinų skirtos kasdieną į vaikus vežioti į mokyklas ir darželius. Priekyje kiti dalyviai važiuoja, panašu, kad ir jiems ne visai sklandžiai sekasi. Žiūrėsim, koją įvykyti. Nu gal nieka? Opa! Блин. Balą pravažiavau, bet ne be problemų. Pusiaukelėje kažkas nutiko ir panašu, kad variklio kompiuteris įkrito į fail-safe režimą. Išsigandau, kad kažkur pateko vandens. Na, iš vidaus viskas tikrai baisiau atrodė nei iš lauko, bet po kapotu, neradęs jokių nušautų šlangų, porą kartų perkūriau roverį ir jis atsigavo. Dar nuvažiavau iki priešais važiavusių kolegų paklausti, ar nereikia pagalbos, ir skubos tvarka važiuojam namo. Pakartoju dar kart balą, bet šį kartą sekėsi geriau. Roveris važiuoja įspūdingai. Reikės palaukti, kol šiek tiek apdžius šios pelkės ir norėsiu bent kartą įveikti visą maršrutą. Na gerai, viskas, važiuojam namo. Įveikėm balą ir užteks šiandienai toks lengvas savaitgalio pasivažinėjimus, pažiūrėti, kaip atrodo ta trasa. Gal dar truputį kaip padžius reikės grįžti, o šiandienai piškoti per daug streso, varyti taip giliai per brastą. Ne per brastą, bet per tokį apsemtą kelią, tikrai labai nejauku. Labai. Roveris vienu metu biški galę buvo praradęs važiuojant per tą gilę balą, už tai tik biški ir neramu, bet paskui porą kartų per kūrus viskas atsigavo. Tai labai gerai. Gerai. O dabar išvažiuosim, čia mes pačioj lengviausiai šitos aukštelkės laidų trasos vietoj. Toliau yra gerokai pavojingiau. Šiam kartui tiek. Ate. Pafilmuokim geriau, kaip Honda važiuoja. Giliai, bet Honda laikos nepasiduoda. Nice.